Tai tada sugėduokim palankumą iššaukiančias maldas, Mangalačarnam. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sapitam Yena Bhutale Swayam Rupam Kadamahyam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapadakamalam Shri Guru Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Shri Lalita Shri Vishakam Vitam Shya. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutta Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhesha Kripa Sindhudevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Gauranga Nityananda Shri Advaita Chandra Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Tada mes standartiškai darome laisvą bendravimą. Ir gal kažką domina kokia tema, klausimas, turime laiko aptarti. Aš klausimą turiu. Tai buvo tokia tema, kad... Tik garsiau, kad jis yra šis. Buvo tokia tema, kad dažniausiai, tie sanjasiai pryčeriai tiek iš Iskono, ten iš kitur, jie pryčina labai daug vairagijos atsižadėjimo. Išverskit, ką reiškia pryčina? Pryčina tai pamokslauja. Tai pamokslauja tą atsižadėjimo nuotaiką, kad pavyzdžiui, čia aukštas lygis ir tiek Iskone, Iskone labai propaguoja, kad mums reikia turėti varnašramą darbą, ko nesugebėjo tai padaryti tas Bhaktivinoda Thakura ar Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura. Ir Šrila Prabhupada to norėjo padaryti. Bet kaip tada, aš suprantu, kad kiekvienas žmogus turi tam skirtą lygį, kad jisai, pavyzdžiui, negali šokti į vairagiją, iš atsižadėjimo jisai turi atlikti vis tiek kažkokią karmą jau, karmą mišrą bhakti. Tai bet vis tiek, jeigu jisai nori pakilti aukščiau, tai jam reikia vis tiek vedomis remtis ir priimti autoritetą, vienaip ar kitaip. Tai čia neturėtų prasidėti taip, kad visa varnašramas daroma yra, kad pats asmuo turi priimti dvasinį mokytoją ir visa ta veikla sudvasinta turėtų būti aplink dvasinį mokytoją. Kad jisai, kažkaip galėtų tą karmą jogą atlikdamas, dvasinio mokytojo naudai ar kažkas panašaus. Tai jisai tada galėtų kilti link atsižadėjimo kažkiek, atlikdamas, vedo raštų reglamentuotas raštus, taisyklės ir panašiai. Tai čia toks gal klausimas. Atsiprašau gal. Reikia mokytojo, jo? Varnašramo darbui? Ta prasme, taip vienaip ar kitaip reikia, bet jis, aš suprantu, kad žmonės pušina tą, kad mums reikia varnašramo darbas, bet tie žmonės, kurie pušina, jie nenori priimti autoriteto. Sakyt, jie sako, mums reikia, bet
O tai kaip mes padarysim, jeigu nėra autoriteto ir tiesiog... Ai, tai varnašama be mokytojo, taip? Nu, taip, Toksai. taip. Nu, toks jausmas, kad čia toks bandymas prapušinti. Šiaip tai mokytojo institutas varnašumui įeina, įsiskaito. Tai jeigu kažkas tai stumia tą varnašumos idėją be mokytojo, tai kaip ir nesupranta tos varnašumos sistemos, nes, sakykime, saniasos statusas tai yra mokytojas. Tai pradžiai visi, ne visi vienetai praeina tą brahmačariją, išmokosi tos juslės pakontroliuoti, bet jų gal būna 1% visos bendruomenės, po to visi šoka iškart iš šeimos laivą ir ten su to šeimos laivu dažniausiai įplaukia iki pat gyvenimo galo. Ir tą varnašumą kaip ir, kad kažkas būtų iki vanapraschos daėjęs, nu labai nedaug gal pasakyčiau šeimų, kurios tikrai dviese praėjo šeimos ašramą ir po to išėjo į tokį atsižadėjusiųjų. Ir kad jie taip pat daugiau praktiką užsimtų ar važiuotų pamokslauti, tai turbūt ant pirštų Lietuvoje per Lietuvos bhakti jogos istoriją kiek jau yra, kada atėjo 80 metais grubiai, nu, jau eina 5 metai, įsivaizduokit, tai per tą laiką, kad tokia būtų šeima, kuri išaugino vaikus ir dabar važiuoja dviese pamokslauja arba važiuoja per šventas vietas, nu aš tai nepažįstu. Per 45 metus. Yra, kurie gyvena savo kaimuose, daugiau praktikuoja. Nu viena kita šeima yra, bet kad taip tvarkingai praeitų ir jie po to neišsiskirtų, nes skyrybų labai daug tarp vaišnavų šiaip jau yra. Aš irgi gal nustebęs buvau iš tikrųjų. Pamiršom šitą temą, kad skyrybų labai daug yra. Ir kad jie išliktų dviese, tai reiškia vanapraska, tai jie dviese reiškia jau yra virš 20 metų. Nes vaikai išeina, vaikai juk neišeina 20, jie vėliau išsirita šiais laikais, iš tų namų išeina. Tai sakykime, gali vaikam duoti kokius 25 metus tam vaikų projektui. Ir kai jie išeina, tai irgi klausimas, ką reiškia išeina. Jeigu jie studijuoja, tai jie dar neišėjo, jie tiesiog persikėlė į kitą patalpą, bet jų sąmonė dar yra tokia pusiau vaikiška iš tikrųjų. Tuose barakuose, kai nueini, tais pirmo kurso studentais, tai ten, tai yra, jie be 5 minučių dar buvo prie mamos stalo valgę, ten mama glostė juos ir jie ten pyko, kad juos liečia, žinai, nes jau jie nebenori, kad jų mama lies. Neliesiu. Va, tai jie dar tokie, tai aš sakyčiau, kai jau baigia mokslus, vaikas, 20-25 metai, vis tiek drąsiai gali dėti. Tai dabar tu rask vaišnavų šeimą, kurie aplamai 25 metus prabuvo kartu, čia ir tai sunku rasti. Ir kurie prabuvo kartu ir dar gerai sutarė. Ne taip, kad, žinai, atsižadėjimą priėmė anksčiau laiko, žinai, skirtingose kambariuose gyvena. Bet jie dar normaliai, nesakyčiau, kad gerai, bet normaliai bent, kad sutarė. Ir jie jau dabar kažkaip darbus apsitvarkė ir kažkiek daugiau laiko praktikai vienetai. Taip, kad aš manau, kad taip, kad ta varnašama daroma yra tik tais patys daigeliai Lietuvoje. Dar sėklytės jau pamestos ten po žemę, jau kažkas šneka, bet ten gal koks centimetras ir išdygė, žinai, yra. Ir kad kažkas labai judintų, tas temas nelabai girdžiu, vienas kitas seminaras papuola, bet kai Lietuvoje atsiras Lietuvos vaišnavų tėvų forumas, tada galima pradėti bus sakyti, kad kažkas pradėjo dygti. Kada Lietuvos vaišnavai kartą į metus padarys simpoziumą, suvažiuos visi tėvai ir tenais bus pranešimai daromi apie vaikų ugdymą ir problemas, su kuriuom susiduria ne tik vaikas, šiaip vaikas, bet dar plus vaišnavas vaikas, tai yra dar specifinis momentas dasideda, į kurį net ir ne visi psichologai gali papasakoti pasaulietinį, nes čia yra specifinis dalykas. Nes, pavyzdžiui, krikščionių vaikai, jie mėsą valgo, jie ten kitos vertybės, jie nesusidarė su tiek problemų, bet vaišnavų vaikas yra ypatingai problemas
sutinkantis savo gyvenime, kaip sakyti, organizmas, jis yra ypatingai pažeidžiamas. Tai kada Lietuvoje atsiras tėvų forumas su kasmetinė kažkokiu suvažiavimu, konferencija, kur realiai ateis specialistai vaišnavai, dalinsis, šnekėsis, tėvų ratai bus, kada veiks kiekvienoje bendruomenėje, Kaune, Vilniuje, Grihaskų komitetas, rimtas, normalus, ne iš žmonių, kurie 2 metus susituokia, suprantate, bet iš ilgai gyvenusių šeimos žmonių. Kada bus pradedami seneliai globoti, vienišos moteris, bramanai pamokslauti, tai yra 5 kategorijos žmonių, kurie yra labai pažeidžiami visuomeniai. Tai yra moteris, vaikai, seneliai, karvės ir bramanai. Dabar paaiškinkit, kurie iš šitų 5 yra Lietuvoje globojami. Yra pas vienuolius važiuoja karvučių, ten daugiau dėl egzotikos, pavalgyti. Bet ar yra realiai karvių globa Lietuvoje? Nėra jos. Neišsivystė. Ar yra vienišų moterų globa Lietuvoje? Iš vis dar tokių klausimų net nieks nekelia. Dar apie karvutės kalba, bet moteris yra dar žemiau negu karvutės. Iškia, apie jas iš vis nieks nekelia. Ar yra vaikų kažkokia globa Lietuvoje vaišnavų? Nepasakysi. Kad būtų toksai, susirenkam, šnekam. Visi, aš juk dalyvauju Bhaktų bendruomenėje jau 3 dešimtmetis. Tai aš bendrauju pagrindę su šeimos žmonėmis. Visi šneka apie tą patį. Vaikai patiria iššūkius. Labai stiprius. Ypatingai jeigu tai yra dar provincijai, kaimo mokykla, arba šičia, kad ir Vilniuje yra labai stipriai platinamas šitie narkotinės medžiagas, veipina praktiškai, daugumas Bhaktų vaikų veipina, ir rūko, ir slepia, ir tarsi visas tie dalykai, kada susirink žmonės kalbėtis apie tai. Ir čia nereikia jokio dvasinio mokymo šitiem dalykams spręsti. Socialiniuose reikaluose nereikia jokio dvasinio didelio mokytojo, čia turi patys Grihaskos šnekėtis, kurie jau yra mokytojai, nes jie jau pravalgė šitą mėšlą 10 metų, ten, žinai, tą kalijūginį kažkaip išsilaviravo ir jie tada sėdi Viesasanai, ne sanjasis, bet sėdi Grihaskai ir šneka, kaip jisai laviravo iki 10-12 klasės savo vaiko, o tokių jau Grihaskų yra, kurie pralaviravo. Čia sanjasių nereikia, sanjasiai reikalingi tiem, kurie, tai yra, arba tas sanjasis turi būti Grihaska buvęs, šeimos žmogus, o jeigu jis nebuvęs Grihaska, tai jis daugiau atlieka rolę, tave jungia prie Dievo, jis tavo kitą poreikį tenkina. Tai jisai varnašamui tam piragę tokią skiltelę atlieka. Nedidelę skiltelę. Čia labai įdomu. Jis negali visur koordinuoti, jis negali tave, pavyzdžiui, sukoordinuoti versle, arba kaip tu turėtum dirbti su vaišnavais, arba būdamas vaišnavas, kaip tu turėtum darbę elgtis, kaip tu turėtum verslą vystyti. Čia jau Grihaskas darbas. Čia yra taip pat, tai jeigu mes tai paimsim Brahmacharių, sanjasių ir vanapraskų, koks bus 1%, pagrindas yra šeimos žmonės. Bet šeimos žmonės, jie nesibūrė, nesivienyje, o mes turim Gytautą, jisai daro Gaurapadą, va čia jisai daro vaikų stovyklas, gali drąsiai leisti, tai jis vienintelis, kur pažįstu, kažką bandė burt, bet kai bandė burt, iniciatyvos daug nesusilaukė. Tai reiškia, kad dar vaišnavai nėra sąmoningi, jie slepiasi už Valdorfo mokyklų, už Melkio mokyklų, už kitų mokyklų, nes nėra sukurta. Tu tada leidi kažką artimesnio tavo pasaulėžiūrai. Tai šita tema buvo jau nuo pat pradžių Krišnos sąmonės, jau jinai buvo judinama, kol kas nieks neišjudino, nes, sakykime, realiausias atvejis tai būtų Lietuvoje mokykla, kuri 5 dienom vaikai su vaišnavais mokytojais lieka. 5 dienom mokytis, tai yra tokia gurukala, iki 12 klasių ir po to savaitgaliais grįžta. Tai čia būtų realu, nes kiekviena miestė yra tik labai nedidelis kiekis tų. Tai negali paimti, bet per visą Lietuvą susidaryti. Ir ten būtų juos galima realiau išauklėti, nes tu atitraukia nuo miesto kultūros, ten nedaina rūkalai, nedaina. Jie savaitgaliais pabimbinėti gali iš miestė, toksai labai auksa.
Bet į tą varnašumos temą grįžtant, tai aš asmeniškai dar nematau net rimtos pradžios. Aš tik matau daigelius, kuriuos viens kitas pamėto, bet kad kažkas išvystytų realų projektą, va tokį kažkokios skirties varnašumį. Tai kol kas aš nei karvės, nei institutai, nei mokyklos, nei yra valgymo įstaigos. Čia verslas daugiau. Ar paruošimas grįžas šeimos ašamai, pavyzdžiui, krikščionis turi paruošimą šeimai kursus, kur praveda jam kažkokius kursus, žinai. Pas mus kol kas negirdėjau, kad gal buvo tokių iniciatyvų, bet kad kažkokie rimti kursai negirdėjau, žinai. Tai, o varnašama yra, kaip gyventi dorybingai žemėje. O tai saniasiai tai tokie, jeigu tai paimsi šeimos žmogaus, kiek sudaro dalelė, kiek sudaro dvasinės praktikos dienoj, kiek sudarys? Labai nedaug, ne? Tai reiškia, šeimos žmogus gyvena iš vis ne tuom, jis gyvena kitais dalykais, bet ateina į paskaitos yra kitais dalykais. Suprantat? Ir gaunas tas, jeigu tą 30 metų būtų buvę daugiau paskaitų žemiškom temom, mes šiai dieną turėtume visai kitą situaciją. Bet tą dalyką turi suprasti šitie, kaip ten vadovai centrų. Jie turi suprasti tą sistemą, tą struktūrą. Pas mus daugiau yra harinamas, sankirtanas, tai yra knygų platinimas, šventas vardas, šventės dvasinės. Yra tik ta viršūnėlė paliesti, bet visas aisbergas po vandeniu ten ir. Palinkėkim Devanardo šeimai sėkmės, jie finansavo šitą salę. Haribol. Palinkėjimai visiems, kas prisideda, pasiunčiam. Ake. Ir tai yra aisbergo viršūnėlė ir toksai gaunasi, žinai, suvažiuoja vaišnavai į vasaros festivalį ir jaunimas ten savus reikalus daro ir patraukia, žinai, savo gyvenimą, o saugia savo gyvenimą ir toks vat. Čia yra jau turėtų būti Lietuvos mastų kalbama apie tai, kaip mes sprendžiam vaišnavų bendruomenių problemas, o jų yra daug. Pagrindinės problemos tai yra šeimųjų santykiai ir antra problema vaikai, trečia problema finansai, ketvirta problema sveikata. Tai va šitas 4 problemas, jeigu būtų atskiri seminarai, vien tik kitai, tai būtų daug dalykų. O dvasinis mokytojas be abejo reikalingas, nes jeigu tu neturi šalia jungties per mokytoją su dvasiniu pasauliu, ta varnašama irgi nebegali pavažiuoti, nes jinai sukasi ant dvasinės jėgos. Kažkas turi įkvėpti, palaikyti, tų normų laikytis. Tai čia aš, sakykime, aš matau tiesiog disbalanso problemą. Yra per daug užakcentuotas dvasingumas, o palikta materiali sfera. Ir dėl to neveikia sistema. Nes yra užlenkta viena pusė, o kita. Arba atvirkščiai būna. Per daug materialiai ir dvasitaškas. Kiek stebiu bendruomenėse, tai kiek iš renginių, tai visi eina daugiau dvasiniai, bet taip, kad kažkas tai kreiptųsi į bendruomenės problemas, tai nepastebėjau labai stipriai. Aišku, patys baktai būna, kaip sakot, ir būna atvirkščiai, panyra į materiją, tą dvasingumą palieka, bet čia aš kalbu daugiau apie lyderiavimą, kaip lyderiai turėtų styguoti. Jeigu tai, kad žmonės panyra į materiją, yra normalu, nes tu nieko materijoje nepasieksi, nepanyrės. Vat kas svarbiausia. Faktai galvoja, kad užtenka biškį dirbti, pinigai patys birės ir pati šeima susikurs, patys vaikai auklėsis ir taip nesigauna ir Krišna to nelaimina. Baktai nori taip lengvai, kad tik praktikai laiko liktų, tik praktikai šitai biškį, žinai. Čia tą pastumdo, čia ir dirbti labai stipriai nėra to noro, žinai, tai net aš su darbdaviais baktais kalbėjau, sako, kiek baktų priminėjau, aišku, ne 100%, bet sako, labai dažnai toks vat yra
nu, nenoras, žinai, taip pat daugiau dėti pastangų, daugiau dirbti. Tai to panirimo į materiją nereik bijoti, nes tu paniri, jeigu tu turi tą, kaip sakai, supranti, kad čia yra karma joga ir kad tu tą darbą kažkaip tai susiesi su Dievu, tai tai yra tavo tarnystės dalis Dievui. Tu įsivaizduok, tu gerai remontuoji mašinas, pavyzdžiui, Antanas gerai remontuoja motociklus, motociklistas profesionalus. Tai tu padarai gerą darbą, baktą ar ne baktui, bet vis tiek gyva būtybė atvažiuoja, tai padarai kokybiškai ir laiminga, Dievas laimingas. Mes kažkaip galvom, darbas tai su Dievu nesusijęs, darbas tai ten darbas, ir su Dievu va tik, Hare Krishna, čia dabar jau aš su Dievu bendrauju, žinai, bet kad kasdieniniam tam, pavyzdžiui, man kiek reikėdavo į statybinėko atvažiuoja, kas gerai padaro, tai tau, nu tu kiekvieną dieną atsimeni, supranti, ir tu jam linki, ir tau jisai padeda, žinai, ar tenais kažkam reikia anglų kalbos mokytoja, korepetitoriaus vaikui, ne, arba matematikos. Tu gerai padedi vaikam, dabar stresas, jiem egzaminai prasidės, o dabar va, nuo sekančios savaitės dvyliktokam. Tu, sakykime, esi baktas, matematikos mokytojas. Ir tu gražiai vedi, žinai. Tai irgi yra tarnystė Dievui. Jinai nėra tiesioginė, bet jinai yra tarnystė Dievui. Jeigu tu verslininkas, nu, tai gerai. Panirkit tos pinigus, bet tada daug ir aukot, žinai. Tu ir tu tobulėsi. Kaip problema. Kažkaip tai yra baimė, bet vėlgi nuo tų saniasių užpamokslauta, kad, žinai, atsižadėjimas. Ir tas jau žodis panirimas į materiją, vos ne kaip keiksmažodis. Taigi tu profesijoj turi tiek panirti, kad kažką konkurencijai veikti. Tu turi panirti. Lygiai taip pat tu turi panirti į moterį ir į vyrą, kad suprasti juos. Tu supranti, kur tu eini. Jeigu tu šeimos ašame esi, tai tu nyri materiją. Čia yra ta vieta, kada tu nyri į materiją. O vanapraskui tu jau vieną koją išėmi iš materijos ir bandai, nu, karpyti materialias pareigas, jų mažiau yra, nes vaikai išėjo. Ir tada jau dasideda tų dvasinių daugiau. Tada ten nyri, bet ten irgi reikia nirti. Bet kol tu grihaska, tai tu turi nirti. Ir į moterį turi nirti, ir į vyrą, ir į vaikus, ir į pinigus turi. Ir kai panyri, be abejo bus prisirišimas. Yra neįmanoma panirti be prisirišimo. Čia yra pasakos. Čia yra tie mahadžanai, kurie galėdavo būti šeimoje, būti neprisirišę. Čia yra iš vis kosminis lygis. Čia mums dar nekvėpia, neaišku, kiek gyvenime. Tu tiesiog turi panirti, tu sąmoningai įeini tą prisirišimą, tu matai, kaip rišasi protas. Tu matai ir tu nieko negali padaryti, bet tu esi tikras tame. Tu nebėgi, tu neveidmainiauji. Jeigu tu dirbi, tai dirbi. Jeigu tau reikia pinigų, tai turi vardinį. Man reikia daug pinigų. Ir tada tu nirki tos pinigus. Tada tu baktam ir sakyk, aš neturiu laiko, nes aš dabar labai daug dirbu. Arba aš statau namą. Arba aš dabar romantiniuose santykiuose. Man dabar reikia su moterim pabūti. Arba su vyru. Ir Krišna tai laimina, nes tu nesi veidmainis. Ir tu atlieki pareigas karma joga. Ten seniančiui nereikia dalyvauti. Bet kada tau reikia praktikos, klausimai iš šventraščių, dvasinis tobulėjimas, nueini pasiklausi, nueini iniciacijas paprašai, prijungia tave. Bet tu vis tiek gyveni kitą gyvenimą. Dar materialų gyvenimą. Ir dar gyvensi 25-30 metų. Ir tie visi skubėjimai, kad davai pas Krišną, davai, žinai, čia greitai, jie eina iš tos saniasių pamokslų. Nes jeigu pasižiūrėsi daug metų pagrindė, ir dabar iki šiol pagrindė yra atsižadėję žmonės, vienuoliai. Vienuoliai kitam kosmose gyvena, patikėkit, absoliučiai kitam kosmose gyvena. Jie gali kartais net ir ne tokį patarimą duoti, kad, žinai, davai greičiau čia rišk materijos reikalus, davai čia pas Krišną, po to žmogui per greitai tai būna ir jisai atkrenta. Tai čia, jeigu tu nueisi pas rimtus vienuolius, tai jie, žinai, ten Rada, Krišna, viskas tik dėl Rados, dėl Krišnos. Bet pas tai pradės eiti tokios programos, nu čia gal greitai, jau su darbais ryšam, gal greitai, žinai, nu va tokie. Gerai, jeigu tu pasiruošęs ir tu jau išauginai vaikus, bet jeigu tu dar vaikus turi, tai, žinai, nu, gali įnešti tokių vėjų, nu, ta prasme, gerąja prasme, kad tu tiesiog, nu, nebesuprasi, kur tavo pareigos. Ir aš kalbu su žmonės apie tai šneka. Sako, mes
Nu, atrodo, viens į savo kaldrą pusę tempia, žinai, vienuolis visai tave bandys prie Krišnos tempti, o Grihasvas bandys tave tempti žmoną, pavyzdžiui, prie namo tempti, žinai, bet tu turėjai apsispręsti, koks tavo etapas dabar. Ir nustot parintis. Ir nustot kelti tikslą, kad per šį gyvenimą tu dabar turi pasiekti nirvaną arba samadhį arba nušvitimą. Nereikia tokių kelti dalykų, tu tiesiog būk laimingas savo pareigos ir tai bus labai aukštas pasiekimas. Pas tai pradės eiti žmonės prie tavęs. Tam nereikia būti jokių influencijų. Tu būk laimingas savo darbe, savo pareigose, prie tavęs eis klientai, prie tavęs eis žmonės. Natūraliai. Pirmiausia, žmogus pajaus, kad tu esi šiltas, mandagus, empatiškas, kad nuo tavęs kažkokia šviesa ir gerumas linda, sąžiningumas. Natūraliai prie tavęs. Po to jie paklauso, ką veikiai, gal tu čia kažką praktikuoji, matys, kad tu ten gal nevalgai. Tai prasidės, įsidrasinsi, gali savo YouTube'ės kanalą atsidaryti, šnekėt, kaip tu tvarkaisi buity, kaip tu tvarkaisi darbe, o kokia problema. Šiaip žmonės bijo dalintis, aš Baktas įkvėpinėjau, sakau, atsidarykit savo YouTube'ės kanalą, dalinkite, žinai, nedrįsta, aš pažinau, to pradėjau, aš tiesiog pradėjau kalbėti. Tai, ką aš gyvenu, kuo aš gyvenu. Sakykime, aš gyvenu daugiau mantrą, meditaciją. Aš puslapį atidariau 13 metais, tai 13 metų, vienkime būdamas. Ir aš sakau, aš šiandien kartu mantrą, man tokie suvokimai. Vienas klausytojas per dieną, 0 klausytojų, 2 klausytojai. Puslapį man pakūrė Baktas programuotojas ant Drupal sistemos. Sako, tu čia, o kas ta Drupal, kas iš jūsų įsivaizduoja, nu kaip? Nu, čia vaidėsi, čia uploadą, čia įkrausi audio, čia, sako, aš tau tą svetainės tą tarpinimą užmokėsiu, žinai, ten porą įrašų, žinai, pigų buvęs. Tai ir prasidėjo. Tu tiesiog aš šnekėjau, tai ką aš juntu. Nepatinka neklausyk, kokia problema. Aš turiu savo stotelę tašką, Marijos radijas, supranti, tam interneto vandenyne. Yra ta mano taškas. Nori žini, nori neini, tavo reikalas. Tai kodėl tu negali tų taškų? Tai motociklų taisymą. Kur YouTube kanalas? Patarimai, know-how, aišku, nesidalink, bet, kaip pavyzdys, aš pavyzdys. Neverčiu, bet Baktai tikrai turi daug ką dalintis. Bibijo. Tau vienas peržiūrėtojas, žinok, yra jau dovana. Man, pavyzdžiui, parašė, sako, jūs nuo savižudybės apsaugot. Man vieno šito žmogo užtenka visam likusiam gyvenimui motyvacijos pamoksluoti. Vieno šito, čia gal prieš 10 metų. Jeigu aš kažkam išgelbėjau gyvybę, man yra visą gyvenimo motyvacija toliau šnekėti. Labai visokių debilų prilindę į tą socialinę erdvę. Dergėsi, čyčiasi, žinai, tūkstančiai. O Baktas praktikuoja, kažkur dar negali pasidaryti. Bijo. Tai va, tai tu tapk gerai, tu šeimoje gerai sutari su moterimi, kas yra labai reta, arba su vyru, kas yra labai reta. Tu kalbėk. Nereikia psichologų. Tu kalbėk savo, tą darau, noriu pasidalinti. Nenori dalintis, kalbėk draugiam. Nes ne visi į viešumą mėgsta išeiti. Aš sutinku. Bet tu dalinkit. Ir jeigu tu kažką pasieki, jau yra labai daug. Kalijubai. Aš netgi sakyčiau, Varnašama yra labai toli. Varnašama yra dar labai toli. Tu savo tam kambariai sukurk jaukią erdvę, susitark su moterim, su vyru, su vaikais, čia bus labai didelė Varnašama įkurta tavo toj bute arba name. Ir jeigu dar į kokį renginį ateisi ir kažkam tai pasidalinsi, aš manau, tai bus labai daug. Mokytoją, žinai, pasikviesi namus ten. Bus tiesiog Kalijugai būt laimingu jau yra wow. Ne taip. Jau yra pasiekimai. Nes čia yra viskas daroma, kad tu nelaimingas būtum. Ir kad stresė būtum, ir kad tau būtų sunkiau ir verslą daryti, ir vaikus auginti. Nagi matom, kaip styguojamas sociumas yra. Baigsis Irano karas, visi apsidžiaugs, kitą dovaną ateis, žinai. Tai aš tai taip labai po tų daug metų pradėjau labai paprastai žiūrėti. Nuo tų visų nusileidau Golokų Vrindavanų. Ir kai tu konsultuoji žmonės ir tu matai, kuom jie gyvena, tu supranti, kad tiesiog žmogus
Baktas nori tiesiog normaliai gyventi materialiai. Jis nori, kad jam pinigų netrūktų, kad jam sveikatos netrūktų, kad jisai su antra pusė nesibartų ir kad jo vaikai būtų laimingi. Tai yra visko, ko nori vaišnavai. Jiem nereikia gulokų, jiem nereikia dvasinių pasaulių. Jų etapas dabar yra žemė. Jų nereikia traukti dvasinį pasaulį, versti, stumti, greičiau. Jiem reikia tiesiog čia, kur tu dabar esi, susitvarkyti gyvenimą. Jeigu tu esi jau šeimą praėjęs, tai tada tu gali tam, jau skubintis. Važiuoti šventą vietą, būti mėnesį, 2 mėnesius, 3 mėnesius, pusę metų. Labai palanku. Bet jeigu tu su šeima čia dar gyveni, tai tu įsisąmonį, man reikia gero gyvenimo laimingo žemė. Man nereikia įgolokas. O propaguojama, kad tu turi skristi goloką. Bet jis neįsisąmonina, kad jam vidui to nereikia. Ir gaunasi, kad viens pamokslauja vieną, o jam nėra aktualu, bet jisai linksi, nes jis mokinys, ar ten reikia nusilenkti, atvažiavo, reikia klausyti. Bet tam gal tiesiog neaktualu. Kai man vienas baktas pasakė, man reikia ir pinigų, ir moterų, ir šlovės. Žinai, kaip ta Čaitanijos ta malda. Ten ta nadanam, nadžanam, nasundari, man gimimas po gimimo, man nereikia šlovės, man nereikia moterų, man nereikia pasiekėjai. Pasiekėjai tai yra šlovė, turtai, pinigai, man nereikia. O baktas po daug metų suprato, kad jam reikia. Ir jisai tas maldas, jisai net negali jų kartuoti, nes tai yra dviveidystė, aukščiausia ir iki. Jam jau per daug tų Radharanių, Krišnų ir Vrindavanų, visokių, žinai, Majapūrų ir Čaganatapūrų, viskas išvažinėta ir jisai grįžta ir jisai supranta, kad štai jis tiek Vilniuje gyvena. Ir man čia reikia kažkaip išmokti gyventi laimingai, o nebėgioti kažkur. Slėptis už šventyklų, slėptis už šventų vietų, slėptis už harinamų ar už paskaitų. Tai įsisąmonint svarbu savo etapą. Tada viskas gerai, bet jeigu tu skrajoji ir nežinai, kas tavo etapui skirta, tai tada tu iš šonai nežinai. Tai mano tokia praktika, man ateina žmonės ir mes sprendžiam nedvasinės problemas su vaišnavais. Su dvasiniam problemom praktiškai neteina. Koks čia šventraštė posmas, kaip čia suprasti tokią reikšmę. Gal 5%. Visa kita yra santykiai. Back to basic. Back to basic, jau. Sveikata, energetika, kas subtilesnį vareikį, ten žinai, sveikata, kažkokia harmonija, balansas, kažkas tai čį, cigūną praktikuoja, jogas, viskas. Ir taip tu turi prabūti kantriai, nepaisant tų kvietimų, šaut su raketa, kantriai turi prabūti ir įgyvendinti tą vedinę informaciją, nuleisti ir rasti savo sistemą, kaip tai ją pritaikyti. Savo unikalią sistemą susikurti. Ir tada ją propaguoti kitiem, kuriem reikia. Dalintis. Nes tokių šeimų, kurios susikūrė savo sistemą, kaip vedas nuleisti į žemę, yra tikrai nedaug. Tikrai nedaug. Ir kai reikia parekomenduoti moteriai, aš dažnai jaunom merginom, sakau, eikit pabendrauti su vyresnė moterim, kad jinai papasakotų, kaip tau reikėtų prie vyro elgtis. Nes čia tau papasakos pupytės socialiniuose tinkluose tokių dalykų, tu neištrauksi nei metų, nei 2, žinai, su tokiom teorijom. Ir kai reikia nusiųsti, ir dar pradė galvoti, pas ką nusiųsti. Arba geruką kokį, ne? Papasakotų, kaip reikia su moterim išbūti. Bet turi pagalvoti. Nes kai kurie gyvena kartu, bet žinai, kad ten yra trintis, kad ten yra, tokie, žinai, dar neišspręsti dalykai. Tai čia varnašama, tokie paprasti dalykai. Aš manau, turėtų, pavyzdžiui, būti mergaičių parašymo kursai šeimai. Realiai turėtų išmokti gaminti valgyti. Išmokti, turėtų būti moteris, pasakoti, aiškinti, kokios situacijos būtų. Kaip jai lovai reikia elgtis, tai irgi reikia aiškinti. Nes jinai žiūrės internete, kaip reikia elgtis. Viską turi aiškinti. Taigi čia yra gyvenimas. Jei negoloka gyvena. Eis. Jei reikės patenkinti vyrą, būkim tiesūs šviesus. Vyrui reikės patenkinti moterį.
seksualiniai dalykai, oi, čia iš vis maja, čia iš vis tai, o namo pagalvoti. Vėlgi, bet jos 8 valandos bus praleistos visą gyvenimą su vyru lovoje. Nu ar ne taip? Ką jie, vienas prie lubų bus lovą pritaisyti? Ne, jie turės būti. Pavyzdžiui, pažiūrėkit, vediniai kultūrai. Apmokindavo moterį tenkinti vyrą, yra Kama Sutra, nu Vaišnavai nepraktikuoja Kama Sutra, bet kodėl jinai ten įsikišta į Vedas? Klausimas. Kodėl dabar įkišta tie dalykai į Vedas? Dėl to, kad vediniais laikais žmonės buvo antiek down to earth, kaip sakyti, antiek žemiški, kad jie suprato, kad tai yra šitas aspektas, yra be galo svarbus. Ir ten tu turi patirti malonumą. Turi irgi patirti malonumą. Nes tai yra labai svarbus. Trauka vyro moters tai pereina vis tiek į fizinę trauką anksčiau ir vėliau. Ir jie vis tiek atsiduria lovoje anksčiau ir vėliau. Na. Pas mus atvažiuoja iš karto. 4 principai, iš karto kala. Būsit lovai, nes viskas ten draudžiam. Tu įsivaizduok, koks lygmuo, jeigu vediniai kultūrai. Netgi tie patys ir praktikuojantis karaliai ten ir jie praėję tos apmokymus, jie vis tiek, aš, pavyzdžiui, netikiu, kad jie ten laikydavosi tų 4 principų skaistos. Tai jie mėgaudavosi ir ne dėl vaikų tai santykis. Tai ko gero, jie tų vaikų neribodavo ir ten, žinai, kaip senovės Lietuvoje. Kiek Dievas davė, tiek ir ateina. Bet kad ten būtų, žinai, taip, kažkokie išaukštinti vaišnavai, brahmanai, aš tikiu, kad tai, bet tikrai ne visa kultūra, ne visa sociumas. Čia beje irgi varnašam yra. Ir dabar, kaip tu paruoši jauną žmogų, tai jisai pasižiūrės internete tų gašlių vaizdų ir jisai tą bandys atkartoti, žinai. Pornografija arba erotika. Tai jeigu vaišnavai papasakos, vaišnavas jam papasakos, bet irgi be fanatizmo, tai jisai bus paruoštas vienam aspektui. Tai aš kaip pavyzdį, bet tos temos tabu. Tai čia galvoju, vaišnavai yra kita rūšis, žinai, čia iš kosmoso nusileido, aukštesnė rasė, jiems negalioja problemos, nei seksualinės, nei psichologinės, galiu pasakyti, viskas galioja. Ir labai jautrus vaišnavai yra ir visos tos problemos yra labai gilios. Lygiai taip pat problemos su tėvais, neišspręsti santykiai su tėčiu, mama, su antra puse ir visi kiti, jie turi būti realiai, va taip, į rankas, į žemę, kišama ir va taip. Nes džepos problemas dažniausiai nėra. Džemai ir kartuoja, nu kokios ten problemos. Problemos eina visos iš to prado materialaus. Eina. Pavyzdžiui, gali žmogus turėti blogus santykius su mama ir jam vis šitas momentas jam trukdys bhakti jogai labai stipriai. Šeimoje trukdys. Jis gali turėti blogus santykius su tėvu ir jam trukdys santykių užmėgsti su mokytoju, jam trukdys santykių užmėgsti su vyru. Visą trukdys. Ir ten pasirodo reikės spręsti ne dvasinės problemas, bet jos santykius su tėčiu. Ir grįžti prie bazinių dalykų. Tai va, varnašama yra žemė ir į tą žemę anksčiau ir vėliau visi turės sukišti rankas. Nes jeigu nėra balansų tarp žemės ir dangaus, tai nebus ir progreso dvasiniam kelyje. O dvasinis mokytas negali visur patarti ir jisai nesiims spręsti šeimos problemų, sveikatos problemų, kai ko nebuvau, tai pas tuos saniasius užgriūdavo pagrindė su šeimos problemų. Tai ką tie dabar vienuoliai turi spręsti, žinai. Aišku, jie gali pasakyti, maloningi, žinai, gilinasi, bet yra tas, kas specializuojasi, tai ten, žinai, kam kvaršim, kam, ateik pas mokytoją, klausk apie guloką, apie praktiką, apie, žinai, meditaciją, tai svetame. Randas. Tai paplis, bet kol kas daigeliai, tik daigeliai, aš taip sakyčiau. Pavyzdžiui, dabar yra išgyvenimo problema, taip, daugam su darbais problema. Kur yra bazė Lietuvoje, kur vaišnavai būtų visi susirašę, kas kokias paslaugas teikia, iki šiol nėra. Yra Telegram vaišnavo, matai, prekyba grupelė. Tai vos šitą atsirado. Bet padaryti duonbazę, kur tu įeini, išsimeti, palei profesijas tau išmeta, pavyzdžiui, tau reikia dažytojas, ne?
Dažytos paprasčiausiai, dažytos, išmeta miestus, baktai, telefonai. Nepatiko baktas, pasikvietė ne baktą. Bet tau atsiranda didesnė tikimybė klientų turėti. Pavyzdžiui, yra daktaras, teisininkas, pedagogas, korepetitorius, buhalteris. Nieko nėra. Tai čia yra varnaša. Jis nieko nedaro. Ką čia paskambinsiu, Fėdėjai, Vovai, dar kažkam, žinai, pasikviesiu. Nėra dar to sąmoningumo. Atsiras baktų ne 1000, kiek Lietuvoje yra? 1000 yra Vaišnavų. Atsiras, pažiūrėjau, 5000, šitos problemos bus pakeltos. Natūraliai. Bet su 1000 tu įsivaizduoji, kiek gali padaryti. 1000 Vaišnavų duonbazė, žemdirbėjai, grūdų augintojai, braškių augintojai, viskas, tu ateini susivedį, tau išmeta miestas, kontaktai. Tai aš apie tai jau šneku 20 metų, kol kas niekas nepadarė iš programuotojų, tiesiog duonbazės. Tai čia yra varnaša, aiškiai dar nesuvokia. Dar nėra ir poreikio, ir dar nėra tokio skausmo. Nudegimo nėra dar. Ką? Nudegimo dar nėra. Dar tokio jo, dar neskauda, dar reikia biškį. Kentėti. Bet tau bus koks klausimas? O klausimas, o tai, na, dar vienas buvo toks klausimas. Kodėl, pavyzdžiui, ne kad daugėja baktų ir Vaišnavų, bet jų kaip ir mažėja, o šiaip krenta? Čia reiktų statistiškai. Klausimas buvo, kodėl nedaugėjo, mažėjo Vaišnavų. Ar tikrai tiesa, ar čia... Nežinau, bet, ne tai, kad... Iš savo pastebėjimų. Aš jau, tas, kad Vaišnavas, jeigu tu iniciaciją turi, bet tu nepraktikuoji, tu nesi Vaišnavas. Čia vienaip ir kitaip. Ir dar vienas toks pastebėjimas buvo, tai jeigu, pavyzdžiui, kažkoks naujas žmogus ateina, ar į šventyklą, ar į paskaitą, ir koks nors, pavyzdžiui, lektorius yra, ar dar koks nors ten sanjesis, bet jisai nepraktikuoja, jisai, pavyzdžiui, šventą vardą nekartoja. Tai kaip jisai tada gali, kaip jo žodžiai gali turėti šaktį, kad, tą žmogų įtrauktų, taip, čia, tai yra baktai. Naujiems žmonėms yra specialios programos, sekmadieninės, ten aišku ir irgi, bet ten sueina ir baktų. Sudėtingas dalykas, pavyzdžiui, auditorija, čia yra visi baktai, man lengva šnekėti, bet jeigu čia būtų 6 žmonės nauji, jau man reikėtų adaptuoti kalbą. Tai čia tos temos, bet visumoje, ką jūs palėtėt, kodėl nubirinėja būtent dėl šitos varnašmos nebuvimo, mano nuomonė. Sadhu sangas nėra tiesiog. Ne, sadhu sanga yra sadhu sanga, bet nėra bendruomenėse išspręsti materialūs aspektai, kuriuose žmogus atėjęs ir mato, žiūrėk, šita bendruomenė prasisprendus finansus, prasisprendus sveikatą, veidai laimingi, santykiai geri. Ne pas visus, čia nebus kažkokios tai rojaus, bet daugiau mažiau. Vaikai laimingi, žmonos laimingusios, finansai praspręsti. O aš tokioj bendruomenė noriu būti, nes toj bendruomenė būnant, aš manau, kad aš irgi būsiu toks kaip jie. Čia yra natūralu. Nes mantrą aš galiu kartoti namuose. Bet bendruomeniai norisi būti, kad materiją sutvarkym. Ir kadangi aš manau, šitie dalykai netvarkomi, tai tik tokie užsilieka tokie jau rimtesni praktikuotojai, kurie turi iš praeities tą skonį, samskaras, įspaudus atsinešę, turi su kuo pabendrauti. Bet pagrindė tie, kurie, aš manau, iš praeitų gyvenimų jau yra papraktikavę, jie lieka. Tos bendruomenės gali būti sugriūti, gali būti įtampos, gali būti daug disharmonijos, bet jie lieka. Bet kad augtų bendruomenė ir nauji žmonės ateina ir lieka, nesimato šitų dalykų. Nesimato. Ir tą problemą, atsimenu, spręsdavo ir Kauno, ir Vilniaus šventyklos, bet sakydavo, žinai, kodėl nubyra. Kodėl eina labai daug žmonių, praeidinėja, bet branduolys lieka tas pats senas ir kažkaip ta senųjų bendruomenė neauga. Tokie ateina nauji, bet kad seni liktų, prieš 10 metų atėjo, prieš 15, tai nubyra dėl to, kad tos varnašumas nėra, kažkas įsisuka į reikalus. Namus pradeda statyti, gimdyti vaikus, nutolsta, bet jeigu yra tie varnašama, tai palaiko. Pavyzdžiui, yra namahatas, aš skatinu namahatas daryti, kad pat namuose darytų, žinai.
Pavyzdžiui, tai šeimai sunkiau, tai baktai ateina, kartu pasigamina valgyti, kartu pabūna, tiesiog pabendrauja. Net, sakykime, sunkus periodas šeimai, ne užsikasi. Pasikviečia draugus arba kažkokie, juos pakviečia į kažkokį būtą, jie kartu pabūna. Ir tai palaiko viens kitą. O dabar, ateikite į šventyklą, ateikite į šventyklą. Nuo to šventykloje ką tu padarysi, tu turėsi oficialų kažkokią programą, tai ką ten daro žmonės, jie ieško draugų, vis tiek ten šnekas. Ten tokia kaip susitikimo vieta. Čia bendruomenė yra galingas dalykas, gali labai daug padaryti, jeigu teisingai yra daroma. Ir atsiranda ryšiai, santykiai, temos apie vaikų auginimą yra labai aktualios, apie bhakti jogos praktiką šeimoje yra labai aktualu šnekėtis. Bet turi atsirasti santykiai, santykiai atsiranda per bendradarbiavimą. Bendradarbiavimas atsiranda, kai yra materialūs dalykai, kurie sieja. Ne tik susirinkim šventą vardą pakartokim, ne tik susirinkim paskaitą Šrimad Bhagavatam paklausykim, bet susirinkim aptarkim, kaip mums sekas gyventi. Tada atsiranda ryšiai, atsiranda bendrų problemų sprendimas, ir taip toliau. Rimtos bendruomenės pasaulyje turi tos ratelius ir jie susirenka, jie šnekas ir tada atsiranda daug tokių ryšių nematomų ir jie kaip ir laikosi tame visame, nes jie sujungti ir per vaikus, gal jų vaikai vienas su kitu draugauja, gal jisai dirba pas baktą, kažkoks darbdavys, gal jie susitikimus daro, aptarti ten verslo reikalus, pažiūrėjau, vaišnavo verslo, verslininkų vaišnavo klubą, žinai, kurie, o kaip tą vaišnavizmą darant verslą praktikuoti, o kaip laviruoti su tom moraliniam normom, žinai. Ne, bet yra klausimų, kaip vaišnavo meluoti, nemeluoti, žinai, kaip ten daryti su mokesčiais. Yra ką pakalbėti. Yra daktarai vaišnavai, ne, o kaip va. Daug dalykų, čia yra gyvenimas, bet tas turi nuo lyderio, lyderiai tą turi suprasti ir tą galima padaryti, bet reikia žinoti, kaip daryti ir ką daryti. Bet čia yra atsakymas, kodėl nubyra. Aišku, yra kitos priežastys ten, dvasinio skonio nėra taip, bet jeigu yra socialiniai ryšiai, tai, pavyzdžiui, žmogus gali neturėti skonio dvasiniai praktikai, bet jis bus vien dėl socialinių ryšių toj bendruomenėje. Ir jam vis tiek tada užneš, tas skonis atsiras po kurio laiko, nes bus. Ne. Bet kai nėra socialinių ryšių, tavo draugai visi pasauliečiai, tavo tik biškis skonis dingsta, ten hebrytė pakviečia tave į baliuką ir viskas. Davai parūkom, davai dar išgeriam, tu tik žinai. Dar politika, ekonomika, pavarai 4 valandas, pasišneki, žinai, grįžti. Visas taip pat. Pavyzdžiui, bhaktų vaikai, geriausias pavyzdys. Bhaktų vaikai kodėl pradeda rūkyti? Dėl to, kad susiranda draugų, kurie rūko. Yra pagrindinė priežastis. Užkrečia, žinai. Bet jeigu jis turėtų draugų bhaktiškų ir tie laikos kažkokių normų ir tie, tas pats su mėsos valgymu. Pirmiausia, atsiranda draugai, kurie valgo tą mėsą. Ir tada, žinai, kartu, kas paauglystė, yra draugystė. Taip pat ir suaugusiam, sako, mane darbe vis supa vien tik tais nepraktikuojantys žmonės. Ir tau paveikia sąmonė, tai paveikia. Tai tu ateini pas vaišnavus, tai staigiai gražina. Bet jeigu tu metus neini, 2 metus neini, viskas tave paima. Bet dabar, kad turėtum tokį ratelį žmonių, pas kurį ateitum, turi būti kažkokie tai socialiniai ryšiai darytis. Turi kažkas vykti. Turi kažkas organizuoti. Hebra, aš darau pas save namuose. Skambina vienam kitam vaišnavui, pakvieti, eina šeimos, pasigamina valgyti, pasėdi, pasikalba. Va šitaip. Suprantat, nes socialiniai ryšiai. Tada yra praktiškai nubyrėjimas labai mažas. Bet jei nėra socialinių ryšių, nubyrėjimas yra labai didelis. Išlieka tokie, žinai, kas bebūtų, aš kartuoju, tokie mohikanai. Šiam 4 ratai. Tai net ir šiam 4, čia 16 jau sunku. Jo. Bet, kaip pasakyti, vis tiek, jeigu, yra tos namahatos, vis tiek, kaip tie vaišnavai susirenka, vis tiek kažką gali bendro kurti. Ta pačia programas ten dar.
pavyzdžiui, nu, visi dabar ateina, pavalgyti prasado, kažką. Tai čia yra oficialios programos. Jo, nu, bet, nu, ta prasme, bet vis tiek kažkoks bendruomiškumas turėtų būti ir kažkoks bendras tikslo siekimas. Nu, čia yra... Bet čia labiau mano. Aišku, jeigu dvasiniu keliu eiti vis tiek, nu, jeigu mes norim vis tiek, nu, kilt laiptelis po laiptelį, tai vis tiek mes, kaip ir Gryhauskas, mes turim pamokslauti, kaip jūs ir sakėt, pasidalinti kažkom. Jo. Nu, jeigu ten vienas dalinsis, o kitas senais. Tai užtenka, kad vienas žmogus dalinasi, viena šeima dalinasi, dvi šeimas dalinasi, ar ten 3 šeimos dalinasi. Tai jau užtenka, kad ten jau judintųsi tas, nu, dalykas, žinai, jau užtenka. Pavyzdžiui, viena šeima paskelbia bendruomenį, jau darom namatą, arba tiesiog paskambina savo bendraminčiam, kad namahatą, žinai. Tai pasikviečia. Bet tuos pasikviečia nedirbtinai, bet pasikviečia tuos, kurie, nu, su kuriais jis ryšį turi kažkokį. Kita šeima pasikviečia, trečia šeima pasikviečia. Jau prasideda judėjimas. Sakykime, toje vietoje to mokytojo vaidmuo yra svarbus irgi, kad tu gali daryti namatą, jeigu tu esi įsikvėpęs, žinai, dvasiškai. Tai jeigu tu neturi įsikvėpimo dvasinę, tai tu nepadarysi tas namatas. Ar yra čia toj Vilniuje tų namatų ar ne, aš negaliu pasakyti, čia geriau žinau. Ar čia vyksta tas gyvenimas, bet aš tik girdžiu dvaraką, girdžiu šventyklą, bet kad kažkoks būtų, va taip kaip mes, sakykime, čia tokią namatą darom, bendravomės, o ne kamerinėje aplinkoje. Nors namata yra iš tikrųjų dar artimesnis, kada iš vis pažįstami jau susirenka ten. Ten gali net nebūti tokio kaip ir lektoriaus, jie tiesiog visi bendravasi. Tai čia aš kai Vilniuje pamokslaudavau prieš 15 metų, tai dar buvo tų namatų tokia, vis man mes darydavom, tai pas vieną būtą, pas kitą, žinai. Po to kažkaip, žinai, taip nyko. Ir tos socialinės sąlygos jau blogėti pradėjo. Per koroną tai išvis ten tragedija, žinai, buvo. Jau negali viens pas kitą vos net ten grupelę susirinkti iki tam tikrų. Mes darydavom per koroną tas programas kažkiek. Bet ten irgi vieną mėnesį gali, kitą mėnesį negali, tai labai susvetimėjo po koroną šiaip žmonės. Pavyzdžiui, Vilniuje daugiau programą atidavo žmonių žymiai daugiau, bet po koronas pradėjo viskas žemyn, visi internete viską žiūri ir jiem nieko nereikia, nereikia gyvo bendravimo, susitikimo. Pažiūrėjau, padėjau sofkoj. Guliu, kitką pažiūrėjau. Ir nėra to efekto. Ir to draugysčių nesimezga nieko. Taip, kad geriausiai pradėkit, kas įsikvėpia, pasikvieskit savo bendraminčius. Nereikia daug. Užtenka iki 10 žmonių pilnai. 5 žmonių, 6 žmonių, jeigu namato. O mes galim susitikti kiekvieną mėnesį. Visą laiką kviečiu. Stengsiuosi atvažiuoti. Va. Nu ir taip, ir palaikymas vyksta. Kartu giedam, kartu šnekam, sprendžiam problemas. Čia šnekėjot apie baktų nubirėjimą, bet kad baktai net neteina, kiek harinamų būta, kiek knygų išdalinta. Bet kad tai va čia ir yra. Nauji žmonės. Yra lygis, kada sėjai sėklas, tai vadinasi sėjimas. Tai harinamas ir knygos yra sėklų sėjimas. Po to išdygs augalas. Ką reikia daryti? Kultivacija. Kultivacijos nieks nedaro. O po to eina kas? Vaisius, derlių surinkimas. Tai kultivacijas etapas jo nieks mažai kas susiema. Gal ten yra kažkokių programų, tam kokia bakta program, bet kultivuoti žmogų reiškia tu, jam daigelis sudygo. Milijonas klausimų, milijonas situacijų. Kaip daryti, ką daryti? Čia su tėvais, su žmona, su vaikais, kažko žmona nebakti, ne? Kažkieno tėvai nevaišnavai, darbe nusiteikia prieš tikėjimą. Vis krūva klausimų. Krūva. Arba sveikatos problemų, žinai, arba psichologinės. Krūvas problemų. Ir dabar jam supranti,
tos problemos pradeda spaust, nes jis pradeda praktikuoti, jam pradeda kelti problemas. Ir jam vis sako, daugiau mantros, žinai, varom. Ir tu turi jį paimti, bendruomenė arba kažkas jį turi paimti ir jam leisti augti. O kad jis augtų, turi spręsti problemas. Nes negali augti. Ir jeigu jam problema ten neišsisprendžia, ten, o su mantrais dar negali spręsti, dar netoks lygis, kad ten, žinai, su mantra viską pasigydau, santykius jis įsprendžia, viską pasidarau su mantra ir vargu, ar jis kažkada tai dar galės. Ir tada jisai sako, neveikia ta mantra. Jis praranda, nes jam yra rūpesčių daug. Ką ta mantra? Bet jeigu tu jį paimi visą, paimkim pavyzdį su vaiku. Pavyzdžiui, tu vaikui gali sąlaik sakyti kartok mantrą kartok. Ten nedaug valgyti, nedaug ten pamiegoti, nedaug malonumų. Jis į tą mantrą bus kaip keiksmažodis. Bet jeigu tu jam visas problemas išsprendi, duodi pavalgyti, duodi pailsėti, duodi su draugais pažaisti. Ir tada va mantra, jis kartos. Tai čia tas pats su suaugusiu. Ne taip. Aišku, yra baktų, kurie visur gerai, santykiai gerai, sveikata gera, ir dirbia mylimą darbą, ir finansai geri. Jiem lengviau praktikai. Tol, kol nesusipuoja kažkas tai iš tų. Kiek čia tokių? Labai mažai. Ir tai tol, kol ten nepajudint. Nes žmogus pripranta, kad viskas gerai, viskas palankiai klausosi. Bet pagrindė, bet jeigu yra tas socialiniai ryšiai stiprus ir, pavyzdžiui, bendruomeniai kažkas sprendžia sveikatos padeda problemas, kažkas psichologinės, kažkas. Tai tada jisai toj bendruomeniai ir užsiliekas. Arba jisai gali už bendruomenės ribų paimti paslaugas, bet vis tiek pasibus ir šilti ryšiai, kažkokia namahata, kažkokio bakto vaiko gimtadienis, kuris ten jo vaikas su jo bendrauja, visą taip. Ir jisai sukasi, o kol jisai prie baktų sukasi, tol jisai prie to Krišnos ir laikosi. Ir mes į ką susidarėm, nėra, trūksta ryšių. Atrodo, baktai susirenka, bet jie tokie vieni. Jie vieni, nėra tų ryšių. Tai tada pradedi, pirmas suvoki, kad tau reikia su kažkuo draugauti. Tai tada pradedi megzti draugiškus ryšius. Tas baktai. Ieškai draugystės. Jeigu festivalį su kažkuo susipažįsti, tas baktas gali būti kitam miestui. Nebūtinai Vilniuje. Tik yra visos technologijos, gali šnekėtis. Užtenka 1-2 draugus turėti baktį kelyje ir tu vargu išeisi. Išeinama yra, kada tu vienas esi. Viduj vienas. Ir yra tarsi bendruomenė, į kurią tu ateini. Su vienu biškiu, su kitu, bet viduj tu vis tiek vienas. Yra tas pojūtis? Ar ne? Yra. Ir tada Hare Krishna čia kaip gerai persimeti, ten pašoki kartu ir pavalgai, atrodo jau, bet viduj neturi draugų ten. O viršutiniškas bendravimas. Jo, toksai. Tai namatose būna tos draugystės užsimezga, žinai, sukviečia baktų, jie galbūt viens kito nepažįsta, bet jie susišneka. Bet geriausias draugavimas yra, kada yra jungia temą bendrą. Pavyzdžiui, jaunos merginos, jis turi savo temas. Ne, darai jaunų merginų namatą. Sueina jaunos merginos, neištekėjusios, kurios ieško antros pusės, kurios rengiasi motinystėje, rengiasi žmonos pareigom. Jis labai turi daug temų. Susieina jauni vaikinai, jie turi daug temų. Susieina vedę vyrai, kurie jau turi pareigas, jie turi daug temų. Susieina verslininkai, susieina mokslininkai. Galima per tas jungtis daryti, per tavo socialinį statusą, per tavo etapą gyvenimo, per profesiją, daug jungčių. O gali būti bendra universali, kur ateis ir jauni, ir seni, ir namahata. Bet kažkas turi daryti, žinai. Kadangi mažai, aš taip sakyčiau, yra išsikvėpę lyderių, mažai lyderių, tai ir merdi viskas, kas, žinai, kaip sako, išlieka stipriausi. Kas ką, nublaškė kažkas, grįžta po 5 metų. Pamato vėl harinamą, reiktų prie baktų vėl grįžti, žinai. Jo, grįžti ateis, žinai, mato vėl kažkur, toksai va, žinai.
Aš taip sakyčiau, kad yra išblėsę, pablėsę ir nors festivaliai tai yra entuziastingi, kiek žiūriu, tai... Bet supranti, vėl tas festivalis, tu suvažiuoji, kirtanai lekcijos ir kažkaip giliai nepaima, nes, Nepalės. visi vėl, tipo, su rankutėm susikybė pašoka, bet draugą rasti vaišnavą, tiesiog bendražygė, ne? O čia yra daugiau išspręsta reikalų. Čia neturėtų būti, kad sadų sąjungoj, ten tokie dvasiniai broliai išryškėja, ta prasme, tas santykis su draugais, toks, atsiranda, tikrų tokių... Atsiranda sadų sąjungoj tikrų, atsiranda, bet, praktika rodo, kad taip susidraugauti ir ilgiem metam, atrodo, yra to pačio mokytojo mokiniai, Dievo brolis, Dievas, bet ne taip paprastai lipdus. Kodėl, akcentuodavo, kad sveikoj bendruomenėje turi funkcionuoti namahatos, tai yra maži grupelių susirinkimai. Jeigu šito nėra, tai yra red flagas, raudona vėliava, signalas, kad bendruomenė nėra sveika. Jeigu bendruomenėje yra grupelės, kurios susitikinėja ir vyksta už šventiklinis gyvenimas, o čia ir labai geras ženklas. Bet ne pletkai ir politikos aptarimai, nors gali būti politikos aptarimai. Bet nuvyksta gyvenimas dvasinis, ne oficialiam centre, va čia yra bendruomenė. Oficialų centrą ateinama tiesiog visos tos grupelės susitinka, nes natūralu pasilgsta gal viens kartą į mėnesį. Bet jau, tada yra. Bet jeigu grupelių nėra, viskas yra serga, arba miršta, arba dviesi. Tai va, palei tai aš nežinau, kas čia Vilniuje, aš juk neįsko nesu, aš nežinau, kiek čia ko vyksta. Patys galit palei tai spręsti. Čia mano patirtis. Anksčiau, žinokit, būdavo daug namahatų ir tos bendruomenės toks buvo gyvesnis. Namahatos išblėsta, šeimos žmonės ateina parūpėši, pabūna šventykloje, viens su kitu persimeta ir išeina ir toliau gyvena savo gyvenimą. Čia yra ne bendruomenė. Čia yra va taip va. Centras suėjo, išėjo. Bendruomenė reiškia, kad vyksta gyvenimas už šventyklos ribų. Vyksta bendravimas, vyksta giedojimas, vyksta Dievo šlovinimas už centro ribų. O ne tik tais centre. O į centrą visi susieina iš vienybės per šventes, kada jau tikrai šventės taip yra jau geriau, ne mažam grupeliai, bet jau visiems susieina. Ten per mokytojų atvažiavimas. Čia yra bendruomenė. Bet jūs išnekėjot apie senus baktus nugarėjusius, apie jaunus atėjusius, bet kad neteina beveik į tą baksą. Aš nežinau, atsakau, nesilankau šventyklose, reiktų kas šventyklose būna, kurie papasakotų, ar čia ateina, ar neteina, kad prisijungia mažiau, ko gero taip, nes pirmiausia, tai yra labai ir pasiūla didelė dabar, visokių kitokių dalykų, yra labai daug retrytų, jogos centrų ir jogos bendruomenių, kur dažnai gali rasti netgi normalesnių santykius negu tarp jautruolių vaišnavų susireikšminas ir užsikėlusi standartų. Beje, dažnai išgirstu tokių komentarų, yra daug pasiūlos ir kitas dalykas, yra mažai ir pasiekimų. Jeigu čia atsirastų 10 įsikvėpusių vaišnavų švytinčių, kurie davai pamokslavim, jie darytų programas, jungtųsi žmonės. Bet, pavyzdžiui, visus žinokit pastebėti, aš pamačiau, netgi Tursnovas atvažiavo, nebuvo tų daug žmonių, kaip anksčiau būdavo ten panorama ir kur ten sėdėdavo, ten šimtai vos ne. Bet dabar pažiūrėjau nuotraukas, tai ten salytė, ta klubas, dorybė ar blagas, kaip ten. Ta prasme, ir va iš to gali spręsti, kad atvažiuoja tarptautiniai lektoriai garsų, Ir aš galiu pasakyti, kodėl tai nevyksta. Dėl to, kad atvažiavau, gražiai pašnekėjau, išvažiavau. Papasakau gražią teoriją, kaip visi turi gyventi, išvažiavau. Tai va, ir sakau, o tos grupės, kur gyvenimą kalbėtų, bet jos tik ir išlieka. Atvažiavau, pakalbėjau, išvažiavau, šitas jau nebeveikia. Ir pastebėkit, tokių renginių mažėja ir net mažiau pasiteisina. Veikia, kada tu
reguliariai gyveni to žmogaus gyvenimą. Ir jūs kalbatės, ir jūs bendraujatės. Kaip ten sako, realizacija, teorija ne žinios, o realizacija yra žinios. Tiesiog. Taip. Tai gali lektorius ir realizaciją sakyti, bet supranti, jis išvažiavo. Gerai, tai informacijos įsikvėp. Bet tau reikia šiandien visą mėnesį gyventi, tau bus visokių dienų tame tarp periodų. Tau reikės paskambinti draugui. Tu norėsi susitikti, pasipildyti, pasikrauti. Kur? Bet šitas laiko, jeigu žiūrim perspektyvą 20 metų, va šitas išlaikys. Ne šitie lektoriai atvažiuojantis, bet va šitas išlaikys. Kiek aš, pavyzdžiui, Vilniuje man praėjo tų bendruomenių. Čia prieš 15 kiek metų pradėjau pamokslauti. Vieni buvo susibūrę. Kažkur aš paskaičiau, kad kažkur 4-5 metai žmonės išbūna. Nu, va gal seniai išbuvę. Jūs, kurie daugiau metų. Bet kiti, kažkur apie 4 metus išbūna, lankosi ir jie išeina. Aišku, mes nesukūrėm bendruomenės, nes mes būdavo tik tokie kartai mėnesį, suvažiavimai, susitikimai. Bet kiek žmonių man čia praėjo yra? Kur jie yra? Aš jau nei šventyklose ten matau. Jie tiesiog kažkur, bet kiek, žinokit, praėjo, tiesiog mirguliuoja. Kažkur, pasivaikšti. Bet jeigu jie būtų užmezgę asmeninį ryšį, pavyzdžiui, su manim, atvažiuotų pas tave, pabendrautų, kad ir į namus. Aš manau, būtų išlikę, nes yra draugystė. Bet kai tai jau išėjau, tai aš tai prie to modelio jau einu per tiek metų, kad jeigu tu išvažiuoji, tai tu turi palikti atviras duris, kad žmogus po to galėtų pas tave atvažiuoti, bendrauti. Tai turi kažkokie megztis ryšiai. Kitu atveju bus tokie praeinantis rautai, kurie mano cikluose tai išlieka apie 4 metus. Po 4-5 metų tu atsibosti, jie tave žino, ką tu šneki žino, jie dar kokį mokytoją nusižiūri ir tiesiog, sakykime, grupė būdavo mano mokytojo mokinių, visi čia sėdėdavo. O jų praktiškai nėra ir tose renginiuose, nes jie turi mokytoją, jie turi savais reikalais, kaip sakyt, nueina žmonės. Bet yra visą laiką, kurie lieka kažkiek. Tai kiek yra į užsienį išsikelia, bet jeigu lieka asmeninis ryšys, tai jie ateina, tai jie su tavimi ir būna 5 metus, 10 metų, bet su tais, su kuriais nėra asmeninio ryšio, jie kurį laiką tik pratovėjai. Tai jeigu kažkokią nori tokį turėti būrelį žmonių, vis tiek turės būti asmeniniai ryšiai, o asmeniniai ryšiai reiškia bus asmeniniai pokalbiai. Šventės, pokalbiai ir tu tapsi to žmogaus gyvenimo dalis. Jeigu tu nori būti sėkmingas lektorius, tai to neužteks išvažiuoti. Ir dar padaryti už bilietą kainą. Čia yra ne tas, čia ne bendruomenės kūrimas, čia yra švietimas. Bet jeigu tu nori, kad per Lietuvą kažkokią bendruomenę, tai tu turi turėti ryšį. Jis tau gali paskambinti. Tavęs tada gali atvažiuoti. Tada yra bendruomenė. Arba kartą į mėnesį susitikti, susėti, pasišnekėti. Arba giedoti kartu. Ir tas niekur tu nepabėgi nuo psichologijos, niekur. Galioja tie patys dėsniai. Paprasti dėsniai. Tie satsangai geri, kad ir pagiedoti, yra daug energijos geros, generuojama, viskas gerai. Bet labai yra svarbu turėti, žiūrėkit, tris kategorijos. Jaunesnė, kuriam tu gali padėti. Bet jis gali būti, gali nebūti. Bet jeigu bus, labai gerai. Kuriam tu padėti. Bet labai svarbu turėti savo lygų, su kuriuo tu gali draugauti bhakti jogą. Tas savo lygus gali būti tavo vyras, tavo draugas, bet kažkas turi būti. Ir vyresnė. Mat su vyresniais yra labai didelė problema. Tie autoritetai dažniausiai su jais neužsimezga ryšys, nes prie jų ir neprieisi prie tų žymių mokytojų, ten stovi sekretoriai ir
Mes žinom tą, ne visą dalyką. Ir jie, nu kaip retai atvažiuoja, tai kažkas vietoj būt, su kuo tu vat gali pasitarti, pasiskambinti, nuvažiuoti. Jeigu vat yra bent jau vienas kolega, draugas, žinai, bhakti jogai, vienas vyresnysis, tu tikrai išnyks. Didelė galimybė, kad išnyks. Bet jeigu nėra nei saulygaus, nei vyresnio, nei į vieną programą, nei į kitą, nėra kam atverti širdies, čia labai svarbu. Nėra su kuo patušam pašnekėti, nu, gali išlikti, gali neišlikti. Pažiūrėkit, senovės Lietuvoje būdavo bažnytėlė, būdavo kunigas. Ateidavo žmonės pasišnekėti. Atverdavo dušį. Buvo santykiai kažkokie. Na, jeigu būdavo geras kunigas, tai jis atlikdavo psichologo vaidmenį ten, žinai, taip toliau. Bet visur tas pats modelis, tu nieko neišrasi. Tu išbūsi kely, jeigu tu turėsi asmeninius ryšius gilius su vaišnavais. Arba su Dievu. Yra tokių, kurie rimtai praktikuoja, jie gali bendrauti, gali nebendrauti, jie vis tiek eina. Nes jie jau turi ryšį. Giluminį su mokytojai, ten su Dievu, žinai, jų iš vidaus. Bet jeigu ten, bet ir jiem reikia pakalbėti. Aš netgi kiek esu su saniasiais bendravęs, aš liesdavau tą temą. O jūs turite draugų, ar jūs turite vyresnių, aš savo mokytojų uždavęs tokius klausimus. Jie visiems, žinokit, toks pat poreikis yra. Koks tu aukštas bebūtum, tu vis tiek bus poreikis su kažko pasidalinti. Taip, aš tiesiai klausdavau tų klausimų. Jie vis tiek poreikis yra. Niekur nedingsta. Tu pasiekia aukštą lygį, tau vis tiek poreikis yra bent vieną turėti draugą, su kuriuo pasidalintum. Ir turėti vedimą net ir tam aukštam lygiai. Tada ateina tie šikša guru. Nu, šiaip pagrindas vis tiek sadhu sanga vaišnavizme yra. Jo, Nes čia bendravimas. neįmanoma. Bendravimas. Širdies, pažiūrėkit, pamokymų nektarė Rupa Goswami sako, ne? Atverti savo protą ir kito protą išklausyti, ne? Dovanoti dovanas. Jo, dovanoti. Tai yra, kas tai yra? Nu, gryna psichologija čia. Jeigu tu neturi su kuo pasišnekėti artimai ir viens tik esi, nu, tai sunkiau išlikti. Tai va tie visi draugų suradimai vyksta, kai yra arnašama, kai yra tokios namahatos, neoficialūs renginukai. Nu, po to, pavyzdžiui, antrą pusę reikia. Čia irgi žinai, kiek aš žinau merginų, kurios važiuoja į festivalį, būtent dėl šito tikslo. Ir kiek yra vaikinų, kurie važiuoja būtent festivalį, nes ten visi susirenka, visą pasiūlą, tai Lietuvos. Ir tu gali surasti. Juokas juokais, bet tai yra pagrindinė problema tam žmogui, ne? Jam reikia antros pusės. Jam nereikia mantrų, jam nereikia tiek stipriai kirtanų ir netgi jam nereikia tiek stipriai dvasinių mokytojų. Jam tiesiog reikia bendra pakeliauninkų. Portalo nėra, nu yra kažkokio pažintis dvasingų žmonių, gal ir tai Lietuvoje girdėjau, kad... Krikščioniškas, ne? Yra, žinai, su krikščionim irgi problema yra, žinai, jie ten nusiteikia prieš tas savęs. Kažkoks skono tinderis yra. Skono tinderį gerai būtų, ne į skoną, bet vaišnavų sukurti. Bet tai vėlgi, tu turi profesionaliai padaryti, tu turi be fanatizmo, kad ten nebūtų vaišnavų, tai tiesiog būtų dvasingų, praktikuojančių žmonių toksai portalas, kur ne tik vaišnavai, bet būtų jogai, šaivai visi, nes jau tokį rasti tai gerai, žinai, rasti bendrą kalbą. Tai va, nuo kur, matai, ir čia ta varnašama čia įeina. Nes dabar nebus taip, kad tavo tėtis ieškos tau žmonos. Nu nebus, aš, pavyzdžiui, Indijai, žinokit, jokas juokais. Gyvai bendravau su žmogum, kuriam, pavyzdžiui, 30 metų vyrui, jam tėvai iki šiol ieško žmonos. Žinok, negalėjau patikėti. Jisai pats neieško, 30 metų. Darbą turintis, viską, jam ieško. Jis jam vis netinka. Facebook'e complicated parašyti. Relationship status complicated. Bet, nu, tu negali patikėti, supranti, kaip taip įmanoma. Bet čia yra varnašama. Mes tų elementų jau čia tikrai neįgyvendinsim. Čia nepraeis. Joks vaikas nesutiks, kad ieškotume, žinai. Tai pas mus vis tiek turės būti tinderiai, tie visi ir taip toliau.
Ir, pavyzdžiui, gerai, jisai slysta nuo praktikos, bet jo antra pusė, žinai, baktė. Sako, kad šeima eini, davai kartojam. Ir jį prilaiko. Arba tas vyras baktas, žinai, davai einam, jį prilaiko. Bet vėlgi viskas ant ko laikosi. Kai jis turi draugą, kai jis turi draugę, turi santykius, turi susirado, yra galimybė susirasti, palaiko bendruomenę, nesmerkia, ką čia jūs, žinai, nesusituokia kartu gyvenant. Visi nesusituokia kartu gyvenant. Dėl to, kad nebesutokė jų. Jie turi tikrintis. Taip jie eina pačiu rizikingiausiu keliu. O kaip tu jis? Ką horoskopikus mes čia palyginsim? Juk žinot, kiek tokių horoskopų suderinamumo prisiklausęs, po to, suprantat, važiuoja su santykiais sugriuvusiais, nors suderinamumas buvo wow, ten. Tai astrologai, kaip paklausau dažnai, tokių vėjų prikalba, paklausau. Jau aš nebe astrologas, žinai, bet jau dažnai geriau pasakysiu, žinai, negu ten pas mus. Ir visi, aišku, nori aukštų suderinamų. Ir ten, kai ten, wow. Ir per tokią planetą, ir per tokią, nors pats dar pilnai nesupranta, ką reiškia ten tas per tą planetą suderinamumas, bet jau jam, žinai, jau svarbu suderinamumas. Tai nebus taip, kad čia iki vedybų vien tik palei horoskopą, jau po vedybų jau jie į miegamąjį nueis. Nebus šito dalyko. Juk mes tą žinom. Man aš atsimenu, pasako vienas, senas baktas, ten irgi prieš 30 metų praktikuoja. Tai pasako, kai būdavo tokie laikai, tie, ankstyvi 90-ieji metai, ten buvo tas labai didelis fanatizmas. Ir ten būdavo šeimos susitokia ir tiesiog vyras negalėdavo savo žmonos apkabinti. Sakydavo, trauk rankas nuo manęs ten ir atskirose lovose miegodavo ten. Čia buvo jo pradžia, dabar tas išnykė, nes prasidėjo labai daug skyrybų ir užsibaigė tie visi pamokslavimai, nes Skone prasidėjo labai daug skyrybų. Ne tik jis, labai daug prasidėjo. Aš netgi skaičiau, kad vienu metu tarsi buvo vos nedaugiau negu pas nepraktikuojančius, bet šito nepatikrinau statistiškai, negaliu patikrinti, nes nieks neišvedė statistiškai, neskaičiau kiek tarp vaišnavų skyrybų. Bet vien mano rate yra daug. O kai mano dėl ko, pavyzdžiui, neatsiranda, nesueina, Čia visą seminarą galima skaityti, aš galėčiau skaityti paskaitą, bent iš savo praktikos, ką aš atrandu, kas sutrukdo susieiti. Gal čia per didelį tas standartų įsikėlimas yra? Viena iš priežasčių jo, bet jie tiesiog nespėja susipažinti, dėl to, kad per anksti pradeda seksualinį gyvenimą. Jie neišlaukia, nesusipažįsta, nes laikas vis tiek, mes žinom, išminti senovės ten laikas sudėlioja viską į vietas. Tu negalėsi pabėgti, tiesiog išlaukti reikia. Išlauki ir jau pradedi matyti, kad kažkur nesueina. Bet jeigu yra intimus santykiai, tai viskas ten jau prasidama kaliuzė, ten tiesiog pradeda visata siųsti signalą, kad tu turi vesti tą žmogų. Nes visata po vieno lytinio santykio jau priema jūs kaip šeimą. Viskas. Tai priema pusdai visata ir pradeda eiti toks signalas į galvą, kad viskas. Abiems spaus smegenis, kad jie turi tuoktis. Nesvarbu koks sudėjimas. Jeigu jie susiejo, viskas jie. Prabhupada sakydavo, jeigu jūs jau susieinat, viskas jūs jau šeima. Jis griežtai sakydavo, jeigu pas jūs yra intimus santykiai, jūs turite priimti atsakomybę. Nes kitu atveju tavo egoizmas vystosi, tu tenkiniesi, bet atsakomybės neprisijemi. Žinai, kaip šunys ir katės, su vienu pabuvai, su kitu pabuvai. Dar susirakinė. Kaip sakyt, laisvė tokia. Jau tas susirakinimas vyksta energetiškai, jie susiriša. Tai galima sakyti taip, susirakinė. Ir kai jie susiriša, jie pradeda nebematyti trūkumų, nebematyti niuansų, ar jie tikrai dera ar nedera. Tokie dalykai pradeda. Nes hormonai, aistra, daugiau paima kūniškas bendravimas ir tu nebematai, ar vidumi tu galėsi su to žmogu susieiti visai gyvenimo kelionį. Tai mano tai praktikoje dažniausia priežastis tai yra neišlaukimas iki galo. Nes tu gali būti koks nori bambukas, žinai, visiškai durnius. Bet kuris žmogus supras, šitas batas man trina. Šitą antrą pusę, jau mas nesusieina. Tik laiko klausimas. Čia nereikia būti kažkokiu tai
psichologų ar dar kažko. Tai žmogus tiesiog pajunta laiko tekmėj, kad kažkas nesiriša. Jeigu jis dar mantrą kartu, jeigu jis meldžiasi, jis tikrai pajunta. Bet signalų neskaito signalų, ignoruoja signalus. Pavyzdžiui, jeigu antrą pusę, galimai, trukdo dvasinė praktika, tai vis tiek tada jau, Jo, pavyzdžiui, jinai nenori, jai kiti dalykai, tai ką jūs viens kitam trukdysit? Viens nori eiti gėdot, kits nori eiti baliavot, tai irgi gražiai pasikalbė ir eini savais keliais. Bet jeigu jau yra intimų santykiai, jau kažkokie yra papildomi prisirišimai, jau tie pokalbiai sunkesni, jau daug skausmingesni, visokios viltis gal pasikeis. Ir prasideda tampimasis toksai, kito nėra, neatsiranda, o su šituo irgi nei ten, o vienam nesinori būt. Tokiu, tu geriau pasilaikyk, susilaikyk, tu gali pasibučiuoti, pasigūnėti, bet tu neik į tuos dalykus. Tada kyla klausimas, o kaip gyventi vienam būti ir to nedaryti. Nes vis tiek nori susėti ir išsibandyti. Čia ir prasideda. Tada tu eini jau nubrėt, čia yra nuėjimas kalijuginis. Tu gyveni rimtimų gyvenimą, tu gyveni kartu ir tikrinėsi, po to išsiplėšo, išsidrasko, po to vėl susieina. Šitai. Ir žinok, kaip tu be pažiūrėsi, aš jau prieinu išvadą, kad vis tiek saugiausias variantas, kai tau paremia. Nors tai yra, man pačiam asmeniškai, jeigu aš būčiau, niekados taip nenorėčiau. Bet kaip tu be pažiūrėsi, žinok, kitaip nesigauna. Tu jeigu pats darai, tai tada tu tada eik. Ir ten skausmus pakalnė, žinai. Aš, pavyzdžiui, Nepale, kiek jau 5 kartus buvau, užkalbėjau su vienu gidu, kurį sutuokė tėvai, žinai. Suaugęs vyras, sakau, kaip jūsų šeima, tas neišnekėjom. Tai sako, mums panas, sako, parodė tą mergaitę viešumoje, susėjo šeimos, parodė ir tą mergaitę. Mes pamatėm vienas kitą, po to paklausė, ar tau patiko ar nepatiko. Ir jam leidavo susitikinėti mieste. Jie ten susitikinėdavo, bendraudavosi ir visą kitą. Ir kai jie apsisprendė tuoktis, jie susitikė ir tada jiem leido sueiti vieną patalpą. Ten toks, supranti. Kaip tu čia tą pritaikysi? Nerealu. Bet pats principas yra tai, kad jeigu tu grinai vieną paleidi, tai tikimybė, kad nepataikys žmogus, yra labai didelė. Čia vadinasi gandarva. Vedybos yra vedose numatyta. Tokia vedybos tai yra iš įsimylėjimo. Kai niekas tam nieko neparenka. Pamačiau, įsimylėjau ir sukūriau šeimą. Vadinasi gandarva marriage. Yra ten 7 ar kiek rūšių, tarp jų yra šitą. Yra, pavyzdžiui, tokie, kai tu pagrobi žmoną. Bet viena yra tokia, pamačiau, pavyzdžiui, pandų. Kaip pandavų tėvas. Jisai pamatė, viena iš žmonų jo buvo, ar nesutėvati, pamatė, įsimylėjo, susitokė. Kaip Ardžuna, su Badra, pamatė, viens kitą įsimylėjo, pagrobė ten. Dar karas buvo su karalaičiais, kšatrai, žinai. Bet tos santokos jos buvo ir vienais laikais tik netiek paplitusios, o dabar yra vien tik tokios santokos. Pats ieškaisi, pats žiūri, ten sumečina, Tinderį nesumečina, ir taip eini, po to susitinki. Tai klausimas, ar iki einant kartu gyventi butą gali pažinti žmogų? Visi sako, kad reikia kartu pagyventi. O jeigu kartu pagyventi, aš dar tokių nesutikau, kurie atskiruose kambariuose gyvena. Čia jau. Bet jeigu tu gali, tai padėtų. Arba bent jau, žinai, atskirai. Kaip žinai, senovės rusai sakydavo, sugala į lovą ir kardą padeda. Ar viens kitus įsivaizduoji. Tas kardas tai yra tavo juslių kontrolė, tai kova, tai yra ginklas, tu kontroliuoji. Jeigu vaišnavai sąmoningai, aš manau, jie tai darytų. Jie galėtų gulėti, bet jie tiesiog susilaikė. Bet sako, tai yra nerealu. Ir čia gaunasi, jeigu tu jau tuo keliu eini, tai ten nėra tokių švarių variantų. Ten, tokie, žinai, britviniai, biški šonai įsipjauni. Dabar, kad suvestų tėvai, čia aš nežinau, kokio pasitikėjimo turi būti, kokia kultūra, kad tu šitą man.
Bet aišku, dabar aš kaip pasiklausiu, ten nieks neverčia, ten tiesiog parodo. Bet aš kalbėjau su tokiais, kurie pamatė žmoną jau prie ugnies, kai jau tuoktuvių ceremonijai, tik tada pamanu, čia iš vis kosmosas. Bet aš su tokiais kalbėjau ir jie gerai sutarė. No. Jiem tiesiog atvedė su uždengtų dar sariu, žinai, tą jaunai. Ir jis tai aptydingai, tu įsivaizduoji, koks momentas. Tai tu neparodysi, kad žinai, nu tu viskas jau suorganizuota. Tai kokio čia reikia ir pasitikėjimo, bet aš, man buvo labai įdomu kalbėtis su tokiais žmonėm, kurie va šitai padarė. Ir jie, žinau, gyvena. Bet dabar plinta Indijoje tokie, va, leidžia bendrautis, bet žiūri, kad neįtų į vieną, žinai, kad nebūtų seksualinių santykių. Bet leidžia, va toksai kompromisinis eina. Tai va, nelengva. Nelengva čia mums vaidinti vaišnavus, labai nelengva čia. Kaip Prabhupada sako, jau vien būt vaišnavų kalėjimų yra jau asketė, čia nieko daugiau nereikia daryti. Užtenka, kad tu, žinai, mėsos nevalgai, tau 90% kavinių atkrenta vos, nežinai. Ir, nu, bet jeigu tu eini su malda, va, kaip sakau, būna vaišnavai, kokie čia mūsų suderinamumai, duosiu patarimą, niekad nesakykit suderinamumų žmonėms. Nes žinokit, būna atrodo tau suderinami, jiem tam tampa nebesuderinama, arba tau nesuderinama, bet jie susilipdo, durniausiai tai palieki. Tegu tu gali pasakyti, bandykitės ir kasdieną melskitės, kad Viešpats vestų ir duotų supratimą. Jeigu eina su malda ir kantrybė, tai yra laiko faktorių įdeda, viskas. Nebus labai didelių klaidų. Nebus. Bet jeigu nėra introspekcijos, nėra kantrybės laiko, žinai, tai tada didelė galimybė, kad